Nu, Gediminai, čia matau 2 žvaigždės šitoj lėkštėje, žinok. Čia yra labai neįprasta kombinacija, žinok. Na, blynus mėgsta visi, bet ne visi yra ragavę kukurūzų blynų su čiorizo tokiu kaip padažu. Na, iš tikrųjų, kukurūzinius blynus kepiau viename iš restoranų, kuriame dirbau ir buvau pametęs receptą, nes jie buvo tiesiog fantastiški. Ir suradau ir nusprendžiau pasidalinti su jumis. Taigi, kukurūzų miltų blynai su čiorizo padažu. Na, aš jau net nebekalbu, jau man įdomu paragauti. Iš tikrųjų, bombinis receptas. Tikrai, koks netikėtas iš tikrųjų receptas. Visiškai. Ir jau netrukus pamatysit, kaip jį pasigamint. Labai. Geras. Labai nuostabu. Ir aštrumėlis čia taip gerai tinka. Čia viskas ir saldu, ir sūru, ir aštru. Čia ant viršaus gal dar galiu. Gali grietinės užsidėti jogurto, žolelių, ko tik nori. Man mėsos. Gerai, gaminam. Maistas nėra tik maistas. Tai atradimai, tai patirtis, tai šventė. Gardus maistas gimsta iš meilės, nes jūs nusipelnote geriausio. Mums gaminti yra šventė. Tai dabar visas mamos žiūrit, nes pasigaminat sekmadienį ir valgot pusę savaitės. Taip, gaminsim mėsos padažą. Čiorizo šoninės, pomidorinį, su prieskoniais. Gerai, aš tau duosiu šoninę supjaustyt. Parūkytą, šalto rūkymo šoninę, aš ją mėgstu dėl to, kad jinai duoda tokį vos dūmelio skonį. Kubeliais, nedideliais kubeliais. Čia jau supjaustyta, matai, šitom juostelėm. Šoninė turbūt apskritai, man atrodo, lietuviam toks labai mėgiamas ir patiekalas, ir prieskonis, aš netgi sakyčiau. Jinai turi būti pas visus namuose. Taip. Tiesiog dedam, čia niekas labai stipriai nepasikeis. Taigi kepinam ir iš karto čiorizo. Mums čia čiorizo reikės kaip prieskonio kaip mėsos, kaip maltos mėsos, kaip faršo, tiesiog skirtumas tas, kad čia jau krūvas skonio. Taip, iš tikrųjų labai patogu, nes dešrelės nebūtinai naudoti kaip dešreles, bet jas tiesiog išimti iš jos mėsą ir naudoti kaip faršą. Iš jų galima padaryti ir mėsainio paplotėlį, ir kukuliukus, ir galima, nežinau, įdarą koldūnams padaryti, įdarą čeburekam padaryti. Turi gautis tokie čiorizo spirgučiai vėliau apkepę. Puodė šoninį ir čiorizo kepinam, kol išsiskirs riebalas. Visai sukepinti tikrai nereikia, kad būtų tokie kieti spirgučiai. Na, kokias 5 minutės, nuolat maišydami, atsiskiria riebalas ir išimam iš puodo, kad nuvarvėtų pertekliniai riebalai. Jau darosi. Spirgučiai, kaip tu sakei? Taip. Tai dabar viską, duok aš tau padėsiu. Išpilam. Kad ir koks skanus tas riebaliukas būtų, bet mums jo čia beveik nereikia. Tarp kitko, jį galima pasilikti ir vėliau panaudoti. Padažėlį kokiam pasidaryti. Gaminant kokį nors kitą patiekalą. Aš manyčiau, kad netgi išbandyti kokį nors majonezą pasidaryti paskui. Paliekam. Nieko neplaunam, dabar svogūnai ir česnakas. Viską nedodam. Atgal į puodą ir apkepinam. Na, keletą minučių, 2-3, kad skaidrus tik pasidarytų. Ir dabar dėsim visus likusius ingredientus, kaip sakiau, taigi mėsa. Na, jeigu ten šiek tiek riebaliuko lieka, nieko baisaus. Pomidorai, trinti pomidorai. Tai galėtų būti švieži pomidorai, jeigu tokių turit. Bet jeigu norit, kad būtų tikrai labai skanu, turite naudoti Kėdainių konservų marinarą padažą. Jis kuo ypatingas? Subalansuotas skonis. Nes kai dedi pomidorą, turi dar dėti ir cukriuko, druskytės, dar kažką. Čia jau subalansuoti prieskoniai. Viskas subalansuota. Taigi vienas indelis. Ir tą patį indelį praplaunu ir įpilu tokį patį kiekį sultinio. Na, tai gali būti daržovių sultinys, bet su vištienos sultiniu visada yra skaniau. Kad niekas neprapultų, aš visą laiką sakau, štai taip reikia praplaudinėti indelius. Būtent su sultiniu. Taip. Kas mums dar liko? Kava. Kava. Puodelis espreso. Bus labai įdomu.
Nes desertuose tai jau žinom, Taip, kur bet naudoti į tokius padažus padažuose. tikrai puikiai tinka. Ir įdėk po Paragausim. šaukštelį prieskonių. Čili dribsnių, šaukštelis raudonėlio ir šaukštelis kumino. Klevų sirupas. Dar saldumo truputį. Taip. Na, žinai, blynai bus. Blynai su klevų sirupu kitaip. Kitaip. Čia jau pagal skonį. Ir viskas. Dabar procesas toks, kad užverda, sumažinam kaitrą iki vidutinės ir paliekam maždaug 40-50 minučių iš lėto troškintis, nugaruot, kad gautume tokį Sodrų tarsi skonį, taip. tirštos čili sriubos konsistencijos padažą. Padažas verda, o blynus sumaišyti, turbūt moka kiekvienas. Labai paprasta, sausi ingredientai, šlapi ingredientai. Kadangi Tada sujungiam. kukurūzų blynai, tai bus kukurūzų miltai. Turbūt svarbiausia yra tiesiog proporcijos, ne? Taip. Cukraus apie porą šaukštų arba 50 kažkur tai gramų. 50 gramų kažkur. 2 stiklinės kukurūzų miltų, bet juos reikėtų taip net paspaus, kad su viršum būtų. Taip. Ir paprastų miltų 1,5 stiklinės. Va, dabar prispaus, aš jau nesipurvinsiu rankų. Maždaug taip. 1,5, taip? Taip. Užteks. Kepimo miltelių tikrai nemažai, 2 šaukštai. Taip. Ir viską tiesiog išmaišau. O aš tuo tarpu sumaišysiu šlapius ingredientus, taip vadinamus. Taigi 2 kiaušiniai, žinoma, laisvai laikomų vištų, tik taip ir ne kitaip. Truputėlį išplakam. Žinai, dar ko druskos neįdėm. Reikėtų, šaukštelio maždaug druskos. Taip, porą gerų žiupsnių. žiupsnių. Taip, toliau actas. Paprastas actas 9 procentų, maždaug šaukštas. Actas vėliau sureaguos su kepimo milteliais ir Labiau išsipūs, taip. Pusę litro pieno. Ir 50 gramų sviesto. Na, o dabar, Daiva, tavo mėgstamiausia gaminimo dalis. Maišymas, taip. Maišymas, taip. Nu va, išsimaišę gražiai ir supilam tai, kas liko. Taigi paruoštą tešlą, kai visuomet reikia palaikyti, kokių bent jau 5, geriausia būtų 10-15 minučių pastovėti, kad išbrinktų miltai. Keptuvė, dydis priklauso nuo jūsų šeimos. Arba gali būti tada jau 2-3 keptuvės, Jo, kaip pas mane namie būna. Kaitra aukštesnė negu vidutinė ir keptuvę reikėtų palaikyti, kad įkaistų. Nes dažnai būna pastatai, jinai atrodo O, taip. nepakankamai karšta, įdedi kept, tada pradeda degti. Tai reikėtų 5 minutės kažkur palaikyti. Maždaug 1,5 šaukšto. Per daug tikrai nereikia pridėti tešlos, nes jie dar išsipūs. Ir kai įdėsiu 3, jau reikės versti 1. Kai burbuliukai jau pradeda kilti ir ties viduriu, Taip, matau. tada ateina laikas jau versti. Matai, nieko netepiam. O, Gražu. tikras saulytės. Netepiam jokiais aliejais, nieko. Užteko sviesto, kuris tešla. Jeigu kepat štai tokį didelį kiekį ir norit patiekti visus blynus šiltus, įsijungiat orkaitę, maždaug 50 laipsnių. Ir dedat į skardą ir blynai keliauja į orkaitę, kad išliktų šilti. Ir vėliau visi šilti keliauja ant stalo. Žinot, Gediminai, aš čia stoviu, seilę varvinu, bet labai noriu. O aš kepu, ne? O tu kepk. Tugi nevalgai, kai dirbi. Kas? Tu nevalgai, kai man padažėlio, prašom. Ai. Aš, Gerai. Ne, iš tikrųjų, čia yra receptas, kur, negali atsivalgyti. Tiesiog negali atsivalgyti. O kas geriausia, tai bent jau mūsų 5 asmenų šeimoje, tai vienas nori su grietinė, kitas nori su uogienė. Mes su vyru tai stipriai mėsiškai šiaip mėgstam iš ryto. Tai va, tai blynai tinka visiems, o mėsos padažas
Šitie blynai iš tikrųjų yra išskirtinio skonio, būtent dėl kukurūzų miltų, dėl to tikrai rekomenduočiau juos išbandyti. Ir skonių kitokie, ir lengviau virškinasi, tikrai, garantuoju, kaip gražiai atrodo. Gerai, kepu, pavalgyti reikia visiems, bet jau netrukus pasimatysime nebe su tavim. Nieko to, aš jau turiu. Pasimatysim su jumis ir gaminsime dar vieną puikų patiekalą. Oi, stoj susivils blynai.